Broniuk. Ja. Čia man, žinok, kaip naujajam Orleane po uragano Kotryna. Man senas garažas labiau patiko. Ką čia šnekėt, Jėzus Marija, čia nejauku, šalta, gudu, koktu. Aš įtariu, kad čia veisiasi skrusdėdos jūros arkliukai ir netgi žiurkės. Žiurkės 100 kart geriau būtų. Čia kaip laivė, žinai, kai yra nelaimė, tai žiurkės pirmos pabėga dažniausiai. Kaži, ar čia bent elektra yra, ar kūrenimas koks, ar bent kanalizacija vietinė. A to, žinai, nesinorėtų ant žiemos šaltai sėdėti ir po to bėgiot mažo ir didelio kur nors į gretimas statybas. A to statybininkai labai nedraugiški žmonės visai be kultūros ir labai nemėgsta, kai pas juos statybose kas nors palieka savo kakalą. Aš tai skaitau, kad čia kitas Gramyla dirba, tai jis savęs tikrai niekada nenuskriaus. Ir mums kažkas pasiliko. Svarbiausia, kad būtų šilta, jaukumą tai žinai. Čiort s nim patys susikursim. Svarbu, kad tik šilta būtų. Eik tu sargis. Šilta, tu gali šiltai apsirengti, kokią tylą reikia. Svarbiausia tai, kaip su sena klientūra bus. Nu jo, mūsų senajame garažėlyje liko... Reikia sakyt, na jo. Na jo, bei senajame garažėlyje liko senoji klientūra. Ką daryt, ką daryt? Tai tikri ragai. Tai tikri ragai. Aš žinau, ką daryt. Jums reikia viešųjų ryšių kampanijos. Dublina tu. Kokios kompanijos? Mes savo antalaus nieko neturim. Mes namų neturim, mes nieko neturim. O tu čia lendi su savo kompanija. Von iš čia. Nebūkit jūs brazauskai, jūs neskiriat kompanijos nuo kampanijos. Aš jums siūlau, vyrai, padaryti jūsų garažo reklaminę kampaniją. Nu, kaip jums dandukas paaiškinti, nu, galiu išprominti jūsų garažą. Tu čia nepromink, a imk vaškurlį kokį ir išplauki ir išlys von iš čia. Eik iš čia, durnė, tu senė. Durnė. Dūra kažkokia. Debilė, infomanė. Nu, lenda čia savo papais. Aš nesu papais, aš su pasiūlymu. Aš noriu jums pasakyti, kad nauja klientūra eitų jūsų šitą garažą. Taigi reikia, kad visi sužinotų, kad šitas garažas yra pats geriausias kvartale. Kad jūs esate šito mikrorajono viso patys geriausi meistrai. Tai nelabai supratau. Jeigu čia geriausias garažas, o mes geriausi meistrai, tai taip išeina, kas tada kiti? A ko tu čia durnus dabar namiokus mėtai? Ko tu čia durnus namiokus mėtai, ką? Aš nežinau. Gal mes blogi meistrai, ką? Ką? Aš, broniau, to nesakiau. Savo agresiją pasitaupykit savo. Aš to nesakiau. Ponia labai įdomiai šnekat, tęskit. Pagaliau, tada mes padarom taip. Mes padarom kokį nors originalų plakatą, pavyzdžiui, ar tu pakeitei savininkus, arba kokį kitokį visiškai nesvarbu. Mes padarom jūsų fotosesiją su visokiom tepalinėm, su visokiais raktais ant 13. Ar įdomiai aš jums kalbu? Przepraszam pani, gal tepalinė biški netiktų. Nors bendrai bronius jūsgi mėgstat, kad klizmutę kas primintų. Bajeris. Nu tai žodžiu, gal tik tai raktas būtų geriau, kad 24, koks nors, kad solidžiau. Na, dėl manęs nors ir 25. A lytinius santykius mėgstat? Taip, žinoma. Tai gerai, rinkite savo kompaniją, tada ir darom reklamą. Tai tada labai puiku, tai tada noriu sužinoti tokių dalykų iš jūsų, pavyzdžiui, ką jūs kaip automechanikai remontuojat. Tai viską remontuoja? Durna boba. Klausia, kas ir taip aišku. Nu, bet gal ant ko nors specializuojatės? Nu, tai mašinų remontu tai specializuojami? Tai gal darot, ką nors jau taip remontuojat gerai, kad jau taip geriausiai iš viso miesto? Ot geriausiai tai reiškia nieko. Bet mašina taisai ir nežinai, kas gausis. Gyvas organizmas. Žmogų operuoji, garantijų nėra, nu. Gerai, tada statau klausimą kitų kampų. Šitą mes praleisim. Tai gerai, mes galvojam tada, o koks bus jūsų garažo pavadinimas? O. Ne, šitas ne. Garažas. Yes. Reikia, žinot, kaip sako vaikai, kažko tokio užvežančio garažas. Kaip garažas, tai garažas ir yra garažas. Tai galbūt cefalai? O ką tai reiškia? Turbūt nieko. Bet kaip skamba? Yes. Kaip skamba bucefalai. Žodžiu, žinot, jums reikia labai
labai rimtos viešųjų ryšių konsultacijos. Organizuoju jums viską. Bus padaryti reklaminiai klipukai. Jums bus daryta fotosesija su visais bucevalais. Aš jums organizuosiu reklamą laikraščiuose. Ir žodžiu, jeigu jūs viską užsisakinėjate atskirai, tada jums viskas žiauriai brangiai kainuoja. O pas mus firma jūs viską gaunat, viską komplekte ir viską žymiai pigiau. Tai kiek? A koks tu skirtumas? Sako, kad nebrango. Mes sutinkam. Padarysim kaip šitos statybinės firmos, kur brokuotus namus stato. Pakeičiu pavadinimą, nuo skolos valstybė nurašo. Gerai, viskas, tada mes pasirašom preliminarią tokią sutartėlę. Mano parašas, prašau, Fransta. Tai kavos pupelė, nei tai pučka. Čia brolis su karūna. Gerai, viskas labai dėkinga. Žodžiu, iki pietų niekur neišeikit, pas jūs ateis reklamos režisieris, reklamos operatorius, reklamos kūrėjas visos ir jūs jo laukit. Atšalk truputėlį, atšalk. Kur čia tiek žmonių sutilps? Nebijokit, ateis vienas, bet jis labai talentingas, jis viską jums ir padarys. Atia. Su Pučkos parašu pasirašinėja. Tai gali štempelį pasidaryti iš bulvės, išpjaut Pučką ir štampuoti. O, įdomi moteriškė. Nu, ji labai graži, bet labai brangi. Negaliu pirkti. Man tai prie Ruso geriausiai biznis eidavosi su nutrijom. Ką tu čia suski aiškini tau, prie Ruso gerai eidavosi. Prie Ruso pakauniai rimti bachūrai nutrijas augindavo, o ne tokie gaidžiai kaip tu. Nutrijų specialistas, pasitrauk. A tai kaip jam negėda šitaip meluoti? Tu pirmiau išklausyk. Piemenėk, o paskui mane sarmatink. Mano kaimynas augino ir pasakyčiau koks, bet nesakysiu todėl, kad jis yra dabar labai garsus žmogus, va. O koks? A jeigu taip gerai buvo, tai ko išėjai tada? Reikėjo ir toliau dirbti. Gal irgi būtum iš žmogus išėjęs. Tai kad man alergija nuo nutrijos, kai užvalgydavau. Nieko. Viduriuodavau. Nupirkčiau, bet dabar neįmanoma. Užsičiauk tu, sabaka! O žmona, kai užsidėdavo tą nutrijos kailį, tai išsičiaudėdavo. Oho, tai saldi porelė. Vienas apsitriedęs, kita apsisnargliavus. Labadiena, bedarbiai. Labadiena. Nu va, kaip gražu. Kuo toliau bendraujant, to geriau vieni kitus pažįstam. Jo, kaip šeima viena, kaip giminės. Tu, kralikė, nors kartą į veidrodį pasižiūrėk. Tu šūdo vabalė su raganosiu veidu, tau negėdas dar su gerbiamu ponu direktorium giminiautis. Nieko. Jaunimas gal ne iš piktos valios. Pajuokaut norėjo, gal pratęsti mano mintį. Tai aišku, gera nuotaika, geras oras, o jeigu dar ir išmokas. Klausyk tu. Tu su savo klausimu būtinai man norėjai nuotaiką sugadinti? Su savo pašalpom. Tai mes tik norėjom paklaust, ar mokės. Jeigu nemokės. Čia klausimas ne man, o informacijai. O informacija už kampo. Pasidėk ramiai, gerai? Jo, eik už kampo, kur tavo draugas Pimpi tampo. A pasakyk rožė. Rožė. Tavo draugas Pimpi drožė. Gerai čia pasakyta. Lietuviškai. Na, gerai, surimtėkim, apie darbus pakalbėkim. Direktorius, prašom išsamios informacijos, kokių Lietuvai reikia specialistų. Taigi matot, ką žiūriu. Taip. Specialistų. Bijo mergo specialistų, kad pagavę. Nu, tai kad nieko. Jak to tak nieko? A to jak to į nieko. Nėra jokių pasiūlymų. Darbdaviai sužinojo, kad visi darbuotojai geri išvažiavo į Airiją, a vietiniai čia likę vis tiek nedirbs. Nu tai ir viskas. Ir dabar iš Baltarusijos samdysit. Prašykot savo darbus, balandėliai. Ot velnės, per tos bulbašus nėra gyvenimo. Čia jums, ponas direktorius. Nu, gal vis tiek kaip nors, ką nors gal galima sugalvoti. Oi, nežinau. Oi, tikrai nežinau, kaip čia ką galima sugalvoti. Na, turiu čia tokią šiltą vietelę vieną. Sau buvau nužiūrėjęs, bet
Kai pamatau gerą žmogų, tai maniem nieko negaila. Žodžiu, prasidėjo rudens šaukimas. Ir medicininėse atrankos komisijose reikalingi gydytojai. Na, o bet tačiau gal mudu, aš bei Česlovas išties galėtume imtis šio darbo, tad juoba, kad mudu esame davę hipopotamo priesaiką. Baigta. Tad privažiuoja ten visokių iš kaimo. Bei iš kaimiečių. Nu, nešvarūs, visokie purvini. Na. Tai gydytojas tada turi pažiūrėti kapšą patikrinti. Kapšą patikrinti, ui. O be to dar turi šitą stiklinį vamzdelį. Kapšą bei vamzdelį. Bei vamzdelį sukišti užpakalį ir tada po visko suskaičiuoti visas bakterijas. Išties fantastiška. Nu, o debilai, kokie ten pinigai sukasi? Juk visi neša daktarams kyšius, kad savo vaikus iš armijos ištraukti. O tai bent direktorius, na ir šposininkas bei apgavikas. Reikėjo iškart pasakyti, kad toks darbas. Tad mes jamam šį darbą. Pala. Šitą darbą ponas direktorius personališkai pasiūlė man. Tu tuoj personališkai gausi į snukį, bei būsi perduotas lietuviškam teisingumui. Tad norėjai duoti kyšį, tai va, tai būsi nubaustas. A mes, broniau, su tavim, ką mes? Na, garaže sukinėjam gaikas, bei ligoninėje galėsim pačiupinėti kapšą. Už kapšo pačiupinsim. Be pirštinių, mes jamam šito. Liek. Na, o dabar mes einame dirbti. Kapšą pačiupik man. Nemoki nedirbsi medicinos darbuotojų. Kapšą pačiupinėsim, kapšą. Kapšą pačiupysim. Prašom, žiūrėkit. Labą dieną, ale koks žvalus, ne? Ko norėjot? Noriu patarnauti tėvynį, atlikti pilietinį pareigą. Dar vienas. A gal tu nenori tarnauti? A gal nenori visą armiją eit, nes galėtume padėti? Padėkit man tarnauti. Kaip tai? A tai ko taip tai? Tai kad kaime nuobodu, tėvai geria, mergos neduoda, sako, vyras netarnavęs armijos, tai gaidys. Ponas aukščiau žemės nesirgot? Tuberkuliozė, sifilis, šizofrenija, patalinės erkės, raudoniukė. Paimkit savo dabar, pakosėkit ir už kiaušų pagraibė liokit. Paslėpsnis. Pas mus kaime tik tripakas ir niežai. Triperis tai čia ne liga, čia prisiminimas apie buvusią meilę. Kad toks protingas, tai į tankistus. A nori į tankistus? Ten su kitais vyrais tamsoj, tokioj būdeliai galėsit viens kitam už paslėpsnių pagraibaliot, už kapšo. Jokių kapšų, noriu į desantą. Desantininkus, už kapšo nenori. Desantininkų Lietuva ir taip turi visą tuziną. Ir jie visi yra Afganistane. Reik palaukti, kol vieną koks nors Bin Ladenas pagaus, tada vietą atsilaisvins. Šūdą ten palaus. Tu manęs nenervink. Nenervuok, jūs labai nervuotas. Eisi į tankistus ir viskas. Supratai? A to pilna protystė užfiksuosim arba silpna protystė. Važiuosi į kaimą pas savo tos pačius durnius pilstuko gerti. Kvailys galėjai išsisukti. Sekantis, durniu. Von iš čia. Eik iš čia, nenervuok. Gėjus. Labą dieną. Čia ne Izraelis. Moteriškės čia netarnauja. Von iš čia. Aš savanoriu. Turiu akis erelio ir noriu būti snaiperiu. Jeigu moteriška, tai prašo, tai aš negaliu atsisakyti. Bronius, gal jūs turite kokį klausimą personaliai? Neturiu aš čia jokių klausimų. Malonu, kai tiek daug savanorių su erelio akims snaiperiais tampa. Jo, galas Lietuvos kariuomeniai. Eikit ten iš durų šautuvą pasiimsit ir pleškinkit. Nieks kyšių neduoda. Visi nori kaip kokie debilai. Į kariuomenę nori, to kyšio neneša. Debilavotų žmonių kraštas. Šūdas nedarbas. Labą dieną,
laida čia pono Česlovo kulinarinis šou. Per jį mes galime sužinoti apie pasaulio virtuvės ir namuose pasigaminti pasaulio tautų patiekalus. Šį kartą keliausim į egzotinį kraštą Japoniją, iš kurio kilęs sumo imtynės, Kawasaki ir geišos. Vieną iš jų mes turime šalia savęs ir šiandien mes pademonstruosime, kaip namuose pasigaminti japonišką patiekalą suši. Tam reikia japoniškų dumblių, reikia ryžių ir reikia japoniškos žalios žuvies. Kadangi ją gauti yra sunku, o gavus žuvis smirda, ar tūno, ar lašišą, ar šiaip pagedusią silkę, todėl mums geriausiai darant suši tiks ne kas kita, o rūkyta skani lietuviška dešra. Prašome paduoti ją. Japonai sako Stipriau spauskit bumbulą, stipriau. Duokit. Paimsiu. Panašu į kažką tai. Tai va, paimam, laužiam dešrytę. Jūs nepasakėte ačiū. Arigato. Nemazatsova. Kitas etapas. Mums būtų reikalingi ryžiai. Bet su jais važiuotis yra labai daug laiko, todėl mes paimsime paprastą lietuvišką batoną. Kas yra angliavandenių pakaitalas ir išimsime batono minkštimą. Tai bus atitikmuo ryžiams. Štai ir turime pusę sušio. Mums belieka susirasti japoniškus jūros dumblius, bet jie, kaip žinome, smirda dumblu, tai naudoti juos tikrai yra nepravartu ir tam geriausiai tiks lietuviška izoliacija. Prašau, gerbiamas geišiau, ištraukti ir apvynioti mūsų sušiuką. Ir mūsų sušiukas priklausomai nuo spalvos gali būti kelis kart netgi gražesnis už tikrą japonišką suši arba netgi kitai vadinamus norimaki gabaliukus. Japonai mėgsta labai naudoti sojos padažiuką. Jie pila visur kaip lietuviai kečupą. Bet kečupo mes nenaudosime, nes jis netinka nei pagal spalvą, nei pagal kontekstą, todėl mes surasime kažką panašesnio. Mums geriausiai tiks pertusinas. Paduokite, prašom, ponas Geišiau. Debilas tvarka, užmigai ko miegi. Arigato. Nemazatsova. Štai įpilame pertusino, kuris pagal skonį ir spalvą yra netgi daug geresnis už sojos padažą. Ir dabar atėjo metas ragavimui. Tikri japonai viską valgo su pagaliukais. Jums kas? Tikri japonai valgo viską su pagaliukais. O jeigu neišeina, galima valgyti ir su pirštais. Parodykite, kaip valgoma su pagaliukais. Симпойный сисюку. Кисюку, сисюку, микпойнгу. Сисики-койгу. Уси-куси-муси-пуси. Уси-куси-пуси-муси. Сипы-койгу. Уси-куси-муси. Nu ir kaip sako japonai, žinok daugiau apie suši ir mažiau apie viską uši. Toks buvo mūsų įvadas į japonišką virtuvę. Linkime pasidaryti suši namuose ir iki pasimatymo Česlovo kulinariniuose receptuose. Блём, бing-бong, bing-bong. Arigato. Arigato. Хай Гитлер, параноиkai, šizukai ir sifilicikai. Čia jūsų namų daktaras Zbignevas Ainis Kauda ir netradicinės medicinos rubrika Pasigydys tik pats. Šiandien pakalbėsime apie pjavkių terapiją. Daugelis mataučių jūsų kelia antakį, kas ta pjavkė. Paaiškinsiu, čia ta pati dzilė arba siurbėlė, tik tai ne lietuviškai, a teisingai latiniškai. Demonstrantus prašom gultis tik net nugaros ar pilvo, bo pjavkės jums čiulps kraują, a ne tą, ką jūs visi dabar pagalvojate. Susipažinkime su mūsų mažaisiais pagalbininkais. Pjavkos būna štai tokios lietuviška naktinė arba štai tokios Kalifornijos radužinė. Šitų mažųjų padarėlių galima prisigaudyti artimiausiai kaimo baloj, prieš tai į ją pakakojus ir palaukit savaitę, kol prarūks, arba šitoje kūdrų, kaip jūs vadinate tas? Sodželka. Sodželkoj, nu, a jeigu neišeina, tai prie artimiausios išmatos krūvas. Šitas neturi reikšmės. Pjavkių terapija yra žinoma nuo žilos senovės. Ją naudoja senovės Hipokratas, Sokratas ir visi, kas netingėjo, ir visi jie buvo gėjai.
Juokauju, atleiskit už kalambūrą. Pjavkė dedama ant užkristos kūno vietos su tikslu išsiurbti visą bakterijom aptrėstą kraują. Jūs dabar gerbiamas demonstrantas užšapkite visas kūno skyles, nes pjavkė, jeigu įlysi skylę, tada jos neištrauksi. Burnycija gerai, žopą. Nu, aš nežinau, jūs ką sugalvojate, pasi žopai žaėja didžiulė skylė. Užšapkite ir žopą. A, tai dabar burna atsidarė. Nu šitaipgi negalima. Pas jumis matyt organizmo konstitucija, kad šarnyras nuo подбородка iki žopos žaidžia neraumenį. Gerai, jūs burną užšaupkite, aš jums žopą užčiaupsiu su šitokiam šciliu nuo šampano. O, pats ten, patapsėkite, kad gerai lystų. Jo, dabar galim pradėti procedūrą. Pacientas pasiruošęs? Pjavačkus irgi galime pradėti. Pasduotai demonstrantas skauda ridikulitis ir dėl to pjavačkas dedame ant josminio ir laukiam, kol mūsų mažai pagalbininkai įsisiurbs ir pradės siurbti kraują. Nu, davai, bыстрее. Aš nesuprantu, kažkodėl jos nenori siurbti. Jūs vakar случайно не gerite? Ne. Nieko, alkoholį jokį, ne? Ne. Или lietuvišką alaus negerite? Ne, kiek. A valgite? Ne. A gal kokį česnaką valgyti? Valgiau. Nu tai jomajo, tai kur jūs vargšiai gyvūnėliai jums česnaką siurbs? Jūs turėkite sarmatas, sąžinės, jūs pas dantistą ką, prieš eidamas ir šūdą pavalgyti? Pavalgau, kad juokingiau būtų. Seselė žiūri į burną, o ten šūdai. Nu, šitaip nieko nebus, aš atsiprašau, jums reikia padaryti žarnyną ir skrandžio valymą, dabar nueisime į kitą procedūrinį, aš jums cenai įkišiu žarnelę, kur garažai būna žmonės ir su burna, ištrauksiu visą jūsų turinį ir būsite švarus. Tu ką? Tu iš manęs tyčiosis? Gaidį, ha? Ką tu man darysi? Gaidžiau tu, pats valgyk mama savo visas šitas dėlės, šūžius. Nu, tai aš dabar tave pavydydysiu su tavo dėlėm, kas iš mano šiknos, tas tau į burną viso geriausio. Šitaip labai gražiai baigėsi mūsų tradicinės medicinos apžvalga su pjavkom. Aš skaitau, kad reklamos vis dėlto garažui nereikėtų. Nežiūrėkite, nu kaip seniau būdavo, nu, žmonės informaciją iš lūpų į lūpas dalindavosi apie meistrus. Taigi būdavo geriausia reklama. Eikitis, gerbiamas ponas Česlovas, su savo sovietiniais metodais peklan. Jūs šiais laikais be reklamos net nusišypt negalėsit. Nu, žinokite, nesutinku. Nesutinku. Darau paskutinį metu atvirkščiai. Kai žiūriu kokią nors kultūros laidą nuo iki ar ragus be pykčio, nu, dažniausiai nusišykt bėgu per reklamą. Ponas Česlovai, tokiu atveju eikite dar kartą šykt. Ar čia man sakė? Ne, to ponas, tokiam žmogui kaip jūs nieks šykt taip nesako, ne? A nu, fliufikai, stokit prie sienos. O, tai mes kad ir taip randamės prie sienos, tai gal ponas mūsų ketina sušaudyti, ar kaip čia? Jeigu sušaudyti, bronius, šią sunkią valandą norėčiau paprašyti jūsų atleidimo už viską, ką esu jums blogo padaręs. Filipą filmuosim, durniai. O tai kur, atsiprašau, kūrybinė grupė? O, aš vieną susitvarkysiu. Gerai, dabar taip. Tu stoji čia prie sienos, kali ką nors, gerai? O tu va čia guliesi ir ką nors mali. Aš jį gal pakalsiu, gerai? Česlovas, tu smaukit kelintės, aš jums... Nu, filmuota. Stojam. Stokis, išmata. Čia dabar taip yra zastavkė, prie klipo dirbsim atskirai, sugalvosim ką nors kitą. Koks jūsų kredo? Kas? Nu, kredo. Šūkis. Nu, tipo, visi už vieną, vienas ten už... Mes nežinome, mes niekad negalvojam. Labą dieną, duok alaus. Ne, šitas netiks, palaikyk kamerą. Taip, šūkis sugalvosim patys. Taip, šūkis. Kur lendi, darastė, kaip dantistoj? Žiauriai piktas, reiškia talentingas. Man sakė, kad nekruopščius irgi per repeticijas ar ant spektaklio visų rėkia. Reiškia tai, dabar klipą pafilmuojam. Gerai, tu ateini čia guliesi, ne? O tu dabar įkiši veidą pro duris ir jį išgąsdini. Gerai? Au! Ne miau. Eilėm ir sakai, a kiek kainuoja pasikeis salnikus? A tu sakai, a nieko nekainuoja. Tik padaryk paprastą veidą, nes iš tikrųjų kainuoja, bet tik ant reklamos taip nekainuoja, supranti? Gerai, nėra laiko, davai, kebra, dirbam. A kiek kainuoja pakeisti salnikus? Tfu, nieko nekainuoja.
Susipainiojau kažką. Turim vyrai, gavosi beje žymiai geriau negu aš buvau planavęs. Sveiki. Taip, dabar kiek čia jums kainuos, reiškia, taip, aš dirbu praktiškai vienas, o ne? Taip. Bet padarysim akciją, padarysim nuolaidą, pritaikysim čia Paevo koeficientą, 3333 litukai. Tai, kad mes tiek neturim, mes ką tik įsikūrėm, verslas tik prasidėjo. Nu, tai gerai, kokios bėdos, 10 metų man taisot už dyką mašiną ir atidirbat, nu. O atidirbat, gaudėt reklamą ir pradėt reklamuotis. Nu. Oh, fuck me. Gerai, viskas tvarkoja, sutarėm, sąskaitą faktūrą išrašysiu, lėkiu, klientūra nelaukia. Laimingai, sėkmės. Čia gal operatorius krypsas. Ką yra? Ką yra? Prisiminiau seną garažą. Atrodo, parėjo nemažyra, kai vyrai irgi verkia.